Saugumu besirūpinantys bendrovės Plienas darbuotojai yra aistringi lenktynių sirgaliai, o įmonės vadovas svajoja pats kažkada juose sudalyvauti. Mes vėl tiesioginėme eteryje ir tuo metu, kol jūs žiūrėjote siužetą apie trasos įrengimą, jūs matote, kad Ramūnas Šepkauskas ir vėl prisivijo Mariaus Budrikio vairuojamą Porsche. Galbūt Ramūnas susitvarkė su tom problemom, kurios jį kankino. Ir dabar vėl kova tarp šių sportininkų tęsiasi. Trečioje vietoje kol kas Evo Performanso, į ketvirtą vietą iš 6 pakilo Quick Motorsport belgų automobilis BMW M3, kurį vairuoja Erikas Kvikas. Ir kai lenktynininkai pasikeis šitoj komandoj, jį vairuos Frederikas, jaunas labai lenktynininkas, kuris yra gerokai greitesnis už Eriką, todėl galima tikėtis, kad šis automobilis, jeigu jo nekankins problemas, pakils dar aukščiau. Tuo tarpu Evo Performance dabar vairuoja greičiausiai šios komandos lenktynininkas Robertas Kupčikas. Kiti yra gerokai lėtesni už jį. Todėl tarp Mitsubišio ir BMW belgiško garantuotai užvirs kova po pirmų pasikeitimų boksuose. O jūs matote, kokiame kamštyje atsidūrė Ramūnas ir tuo pasinaudot bandė Marius Budrikis, bet aišku, jam panašu, kad nieko neišės, nes tiesiosios gale Šepkauskas vėl vejasi Marių. Įdomu, kur gražiausias šių lenktynių automobilis. Supanor parado metu vakar lenktynių rėmėja Supanor išrinko patį gražiausią automobilį šių lenktynių, tai yra Chevrolet Corvette. Jisai startavo iš 5 starto pozicijos, dabar jį vairuoja Eugenijus Tumalevičius. Iš tikrųjų įspūdingas automobilis, labai smarkiai pagreitėjęs palyginus su praėjusiais metais. Štai jisai jūsų ekranuose įveikė starto finišo tiesėje. Kaip minėjau, Eugenijus Tumalevičius vairuoja šį automobilį, be jo šioje komandoje dar yra Modestas Jakas. O štai Ramūnas Šepkauskas ratu lenkia Tautvydą Barštį. Pasižiūrėkit, kas darosi. Marius Budrikis jau pralenkė ir Tautvydas Barštys atsilieka jau ratu. O mes galvojam, kad tai yra pretendentas į nugalėtojo titulą. Kažin, jeigu taip tęsis ir toliau, kai praėjo dar tik pusvalandis lenktynių, reiškia iki pirmų pasikeitimų boksuose, panašu, kad Tautvydas bus aplenktas dar vienu ratu ir tada jau komandai bus labai sunku pasivyti lyderius. Taigi pratęsiu pasakojimą apie Corvetą, tai yra Automoto projektų antroji komanda. Be Eugenijaus Tumalevičiaus šį automobilį dar vairuos Modestas Jakas ir Henrikas Kazakauskas, pravardę Botsmanas, duralistai, kurie tiesa nėra tokie greiti kaip Eugenijus, kol kas atsilieka keliom sekundėm viename rate, tačiau šis trio yra pakankamai stabilus ir greitas, todėl bendrame kontekste jie gali pakilti aukščiau per keletą pozicijų. Štai pasižiūrėkite, koks kamštis yra Ese prieš išvažiuojant į starto finišo tiesėje. Visgi 50 automobilių tai turbūt riba šiai trasai ir tikrai, jeigu būtų dar 10, tai jau būtų per daug. Nes pirmą dieną per treniruotės, kai buvo paleisti visi 60 automobilių, prie Eso, jeigu kažkas apsisuka ir, tarkim, teisėjai iškelia geltonas vėliavas, nusidriekia kone 100 metrų kamštis. Štai dabar lyderis Ramūnas Šepkauskas užvažiuoja į Esą, o Kauno Grūdų Sonexo komanda važiuoja tikrai negreitai. Gal jūs galite man parodyti Renault Megane Trophy, Automoto projektų pirmą komandą. Štai, jį važiuoja dabar tiesiojoje. Ją vairuoja Deividas Jocius. Šita komanda turėjo labai didelių problemų jau prieš 2 savaitės. Tiesiog net sunku apsakyti, kaip nesisekė šiai komandai ruoštis 1003 km lenktynėms, nes išties garsios pavardės važiuoja šiuo automobiliu. Tai yra Saulius Girdauskas, Deividas Jocius, 2 atstovai iš Ukrainos, Saliukas ir Červonenko, kurie yra seni ralio meistrai ir tikrai gali būti greiti. Ir Latvis Kysels, kuris yra ralio meistras, bet vairuoja nuo kitų metų vairuos labai galingą Citroën Xara VRC automobilį, kuri prieš 2 metus dar priklausė Sebastianui Loibui. Taip, kad pavardės garsios, lenktynininkai greiti, tačiau su automobiliais jiems labai nesiseka.
Jie buvo išsirinkę Opel Astra Silhouette, automobilį neskambių pavadinimų, bet labai greitą, kuris tikrai galėjo būti greitesnis už Porsche šioje trasoje. Ir jie, vienintelis jų tikslas buvo nugalėti, tačiau testų metu Kačerginės Nemuno Žiedo trasoje šis automobilis visiškai sudegė. Dar pirmam rate Deividas Jocius važiavo, šildė padangas, važiavo nedideliu greičiu ir staiga į automobilio saloną pliūptelėjo liepsna. Ir per porą minučių iš mašinos nieko neliko, nes kėbulas yra gaminamas iš anglies pluošto ir plasmasės. Ir sudegė taip neatpažįstamai. Taip neatpažįstamai, kad buvo neįmanoma nustatyti net automobilio markės. Komanda per vieną parą sugebėjo surasti kitą automobilį ir štai startuoja su Renault Megane Trophy automobiliu. O dabar aš norėčiau papasakoti jums apie tai, kur jūs galite rasti lenktynių rezultatus ir netgi tiesioginę lenktynių transliaciją, net jeigu neturite televizoriaus arba, pavyzdžiui, žvejojate prie ežero. Šiuo metu jūs taip pat galite žiūrėti šią transliaciją. Taigi pasižiūrim siužetą. Palangos 1003 km lenktynė šiemet ne tik gavo naują vardą, pradėjo vadintis Omnitel 1003 km lenktynėmis, jos įgavo ir naują kokybę. Kartu su vienos telekomunikacijų lyderės bendrovės Omnitel teikiamomis paslaugomis, lenktynių sirgaliai ir dalyviai pirmą kartą turi galimybę stebėti, kas vyksta trasoje ne tik per televiziją ar kompiuterio ekrane, bet ir savo mobiliajame telefone, jeigu jų telefonai turi vaizdo transliacijos galimybę. Lenktynių trasoje šiemet yra įrengtos 8 skaitmeninės kameros. Sparčiuoju mobiliojo ryšiu šios kameros perduoda lenktynių vaizdus, kuriuos galima rasti Omnitel mobiliojo ryšio portale OmniSurfPort adresu wap.sp.lt. Šiuo metu tai yra vienintelė vieta, kur galima stebėti lenktynes be pertraukų, o atskiroje Surfport duomenų bazėje žiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš praėjusių varžybų. Šiais metais mes galėsime užtikrinti visiems daugiau negu 2 milijonams mūsų Omnitel vartotojų galimybę stebėti lenktynes ne tik tai čia, Palangoje, bet ir išplečiame už Palangos ribų. Tai reiškia, kiekvienas Lietuvos vartotojas, kur jisai bebūtų, jisai gali savo mobiliajame telefone žiūrėti tiesioginę varžybų transliaciją, matyti įvairią statistiką tiek iš varžybų trasos, tiek iš jau kvalifikacinių įvykusių lenktynių ir taip pat atsisiųsti vaizdo medžiagą, atsisiųsti nuotraukas. Taip kad ta pati varžybų dvasia jinai tvyros ne tik tai Palangoje, bet ir visoje Lietuvoje. Lenktynių metu į savo mobilų telefoną galima ne tik atsisiųsti visas karščiausias renginio naujienas, komandų pristatymus, spėti lenktynių laimėtoją, bet ir parsisiųsti renginio himną. Grupės 69 danguje daina Man reikia greičio. Tuo tarpu grožių neabejingi lenktynių gerbėjai gali neakivaizdžiai susipažinti su pretendentėmis į Miss Omnitel 1003 km. Lenktynių naujienos, rezultatai, tiesioginė lenktynių transliacija, komandų sąrašas, prizai, melodijos. O dar kandidatės į Miss Omnitel 1003 km išsirinksiu geriausią. Aš Renata, man 18 metų, mėgstu bendrauti, ieškok manęs telefone. Kadangi jūs čia visi jungtinės pajėgos. Aš esu Jurgita, esu labai linksma, paprasta ir nuoširdi mergina. Ieškok manęs telefone ir balsuok už mane. Sveiki, aš esu Sandra. Pamiršau tekstą. Aš esu Monika, balsuok už mane OmniSurfPort portale. Žiūrėk į telefoną ir ieškok manęs. Omnitel šiemet teikia ir dar vieną paslaugą. Tai spartusis internetas tiesiog lenktynių trasoje. Šiam tikslui renginio klube yra įrengta OmniConnect bevėlio interneto zona. Vasaros pabaigoje šiuo itin sparčiu mobiliuoju internetu bus galima naudotis net 130 miestų ir miestelių. Grįžtame į tiesioginį eterį ir nieko nepadarysim, mes turime jums parodyti reklamą. Mėgaukitės gražiais vaizdais, o kol nieko nevyksta, pasimėgaukite reklama.
Grįžtame į Omnitel 1003 km lenktynių tiesioginę transliaciją ir kol jūs žiūrėjote reklamą, trasoje įvyko gerokas nemažas incidentas. Vienas iš Porsche ant įvažiavimo į Veduko smarkiai stabdė kairiame posūkyje. Jarisas važiavęs paskui Vanagas Racing 3 išsigando. Stabdė labai smarkiai ir Erikas Kvikas jam įvažiavo į galą automobilio. Dabar mes paimsime interviu iš Valdemaro Skėrio, kuris vairavo Toyota Yarisą. Aleksandrai, prašau, ar girdi mane? Gal galit porą žodžių, kas jums buvo atsitikę trasoje, kodėl sustojot? Tai čia, va tam posūkyje, kur link Renikos važiuojant, Porsche užlinko ir BMW nespėjo stabdyti prieš mane ir užvažiavo ant tų bortų. O tas spėjau stabdyti, o kažkas iš galo važiavo, nespėjau stabdyti ir stipriai tiesiai šviesiai ir tiesiai sudaužė ir mašiną. Kaip manot? Kažkurio stabdžiai, silpniau paveikė arba apsižiūrėjau ir įvažiavo į galą. Kaip manot, ar dar pavyks išvažiuoti trasą? Nu, manau, jeigu čia nebus rimtesnių gedimų, šiaip važiuoja, lyg tai kitkas viskas veikia, čia tai buferį sulankstė ir be smūgio šiaip tai stiprus buvo šitau. Keisitės? Prašau? Ar bus apsikeitimas? Ar važiuosi toliau? Tai nežinau, čia komandos vadovas sprendžia iš tikrųjų. Ten gal naudinga yra dabar pasikeis mums iš tikrųjų, nes vis tiek artėja laikas prie keitimuose, tai ekonomiškiau iš karto dabar keitimą darydau. Ačiū ir sėkmės lenktynės. Ir lenktynių režisieriai suspėjo užfiksuoti patį incidentą. Dabar mes paleisime jums pakartojimą, kasgi iš tikrųjų įvyko tame posūkyje. Štai žiūrėkite, stovi Porsche. Sustabdo to po centro Subaru, stabdo Jarisas, Erikas Kvikas trenkėsi į bortus, o į Jarisą trenkėsi 50 numeris, Elija Racing Ford Focusas. Tai štai tas niekadėjas, kuris sudaužė vargšo Jarisiuko užpakalį ir taip išgazdino vargšą lenktynininką. Ir iš karto po to susidarė milžiniškas kamštis, nes automobiliai nesugebėjo prasilenkti trasoje. Žinoma, išleistas saugos automobilis dabar važiuoja trasoje, o lenktynių organizatoriai ir teisėjai bando pašalinti visas kliūtis. Labai įdomu, ar vienas iš lyderių, Erikas Kvikas, sugebės toliau pratęsti lenktynes ir ant kiek skaudus jo incidentas. Tuo pat metu 68 numeris Porsche taip pat turėjo problemų ir dabar stovi boksuose. Mechanikai bando atitiesinti jo priekinį bamperį, o štai tas 50 numeris Focusas. Ir dabar pamatysite lentelę, kas stovi po ko, ir kaip matote, Baltic Optical Disc vis dar priekyje. Nors pas mane kompiuteris rodo, kad Baltic Optical Disc nukrito į antrą vietą. Kaip ten bebūtų, dabar šiuo metu pirmauja Baltic Optical Disc, antroje vietoje Ramūno Čepkausko vairuojamas AGM Kitkaras. Ir dar vienas automobilis užvažiuoja į boksus, dabar gali būti, kad jų užvažiuos tenai nemažai, todėl kad jau beveik laikas keistis lenktynininkams, praėjo 45 minutės nuo starto. Ir dabar prasidės masinis užvažiavimas į boksus. Vat, kaip matote, Porsche. O mes baigiame pirmą transliaciją, lauksime jūsų kitos transliacijos metu lygiai 1 valandą, tai yra 13:00 tiesioginėme Tango TV eteryje. O tie, kas nesugeba sulaukti iki 1 valandos ir nori matyti, kas vyksta trasoje, nepamirškite įsijungti savo mobiliuosius telefonus ir Omnistuf porte. Tiesiogiai matysite transliaciją iš kamerų, kas šiuo metu vyksta trasoje. Susitiksime lygiai po valandos ir 15 minučių.
greičiu intervą nelaiku įmetė per vėlai biškai. Galim? Paklausiu, kas atsivys. Jonai, kas atsitiko? Sankaba turbūt. Turbūt sankaba. Dar turit kokių nors problemų? Daugiau tai ne. Tik dabar sugaišim daug laiko. Kiek maždaug galėtų? Valandą kokią. Dėl aukščiausių tikrai nekovosim. Nusiminę? Truputį. Tikėjomės geriau. Bet čia niekad negali žinot, kas gali atsitikti. Ta prasme, dar tikitės laimėti? Visada mirtis užgesta paskutinė. Ryžto yra dar? Yra, aišku. Jei nebūtų ryžto, netaisystume. Numestume mašiną ir paliktume. Tai palinkėsim sėkmės.